Čia laikas skrieja, tai atrodo jau 7. mėnuo, bet jaučiasi kaip 3. savaitė. Esu Martynas Jankauskas, man 23 metai, tarnauju Kęstučio mechanizuotajam pėstininkų batalione. Studijavau Business and Management užsienyje Anglijoje. Gavau šaukimą studijuojant 2 metais, bet kadangi studijavau, teko atsisakyti. Tada dar nežinojau, ar grįšiu į Lietuvą, kaip viskas bus, bet paskui vis tiek jau pabuvęs porą metų užsienį, supratau, kad vis dėlto noriu būti čia. Nesijaučiau savas tenai. Aš jaučiausi, kad aš noriu būti čia, visgi esu lietuvis. Tiesiog tas viduj toksai buvo jausmas. Pirmas dalykas, kurį norėjau padaryti, tai būtinai praeiti tarnybą. Esu iš karininkų šeimos ir manau, nuo vaikystės jau buvo puoselėjimus tokios kariškių gyvenimo vertybės ir viskas gavosi netgi natūraliai. Aš kiek nuo vaikystės stebėdavau, žiūrėdavau į savo patėvį, kaip į vyrą, kaip į karį. Tai aš nemanau, kad būčiau kur nors radęs geresnį vyro pavyzdį, kur, manau, tikrai ir kariuomenė, ir aš pats čia pabuvęs, ir vėlgi aš čia 7 tik mėnesius, bet ir pats ir sustiprėjau, ir manau, surimtėjau, ir gyvenimo būdas netgi pasikeitė, ir tos disciplinos daugiau įgauni. Mes esam kariai, čia esam susirinkę, kad ruoštumėmės, jeigu reiktų ginti mūsų tėvynę. Jau tada keičiasi požiūris į gyvenimą, jau esi kitokioj pozicijoje. Savo skyriuje aš esu taiklusis šaulys. Dar vienas iš mano pareigų, kas aš esu, tai vedlys tuo pačiu. Būnu su žemėlapiu, kompasu. Jeigu vyksta kažkur žygiuojam, taktiniai judėjimai, kažkokį SR reikia užimti, tai vis laik vedu aš. Kuo aš išsiskiriu iš kitų, tuo, kad mano ginklas yra su optika, kurią aš naudoju, jeigu kažkur reikia kažką stebėti iš toliau. Mano ginklo efektyvumas yra daug didesnis nei paprastų šaulių. Aš džiaugiuosi, kad aš tą darau. Aš galiu savim didžiuotis, manau.